Ten linksma buvo. Jie ten vandenis paskui ėjo, kažkas ten skendo, aiškino, ne ten linda. O po to tu neprisimenu ir buvo, aš tik atsimenu, tai palauk, tai jūsų ten nebuvo? Nebuvo mūsų tais metais. Mes važiavom 2 mašinom, nu žodžiu, mes jau grįžtam po to viso renginio, grįžtam atgal. Sakykime, nežinau. Pas Grygą. Pas Grygą. Ir supranti, ir varo prieki Grygas su to Mitsubishi, supranti, ir vieno rato, nu nėra rato. Be rato, nu kur lėtė? Nuleistas ratas, visiškai. Supranti, ir iš paskos varo, tai aš turbūt pas Jankauską sėdėjau. Žodžiu, mes varom su Jankausku mašinai ir Jankauskas pilnu tempų pipina, kad, nu, Grygai, tu žiūrėk, šūda, kad mašinos, nu, rato jam nėra. nusispjaut. Supranti, o Grygas taip ant kaifo. O, jis galvoja, čia, supranti, visi tik tai, nu, kaifuoja, supranti, iš kaifo pipina. Jis nejaučia, kad be rato važiuoja. Jis nejaučia, kad jis važiuoja be rato, supranti. Ir jisai varo pilnu tempu, paskaifuoja, čia mojuoja, supranti, vėliavos plasnoja, supranti. O Jankauskas bando, kad tu durniau, taigi rato neturi, supranti. Šitą atsimenu, kad kaip mes pavarėm per tos miškus ir po to galvom stebėjomės. Melne, kaip Grygas be to rato nuvarė ant 100 kilometrus. Jo, gana greit lėkė. Jisai iš vis labai daug mašinų yra nuvaręs. Bet neužsitrenkia pats niekada. Mažiukė, Jo, bet su to parašų rinkimu už Prunskinės ženybas tai įdomu, šitą buvau užmiršęs, net neatsimenu. Eik, tu sėdėjai prie bažnyčios ant suoliuko ir skiričiojasi. Oho, bet trumpai matyt labai. Išleidžiam Prunskinę už Lukašenką. Ir žmonės ėjo rašytis, jo. Nu jo, o mes čia su tais botiniais halatais, supranti, tik tai žinai. Supranti, visus bandom sužavėti. Bet to šventė irgi kontekstas geras buvo. Tu buvo. per tos dilgelės nusileidai ant to trinkūno galvos. Žemyną šridenausi tyčia, kad būtų vaizdas kažkoks. Nu, bet tu reikia kažką tai, kad išgelbėkit mane čia iš tų džiunglių, ten dar kažką tai, supranti. Išardėm tarybinę šventę. Aš tau pasakysiu, kad tas joninės, tai aš net nežinau, kokios joninės jūs šnekat, bet tas joninės tai niekad nepamiršiu. Žinai. Ne, aš buvau apsimetęs Visatos lietuvių, nes aš atvažiavau į vietinę šventę, o čia visi vietiniai, o iš Visatos tik aš vienas.